Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja. Sveikiname su jumis iš galerijos Vartai ir kalbamės apie anglies dvideginio perteklių mūsų atmosferoje. Būtent anglies dvideginis ir yra vienas iš pagrindinių klimato kaitos sukėlėjų. Kviečiu žiūrėti. Klimato kaitos požymius pasaulis ypač pajuto pernai. Tai buvo išskirtiniai metai pagal nelaimių, tokių kaip žemės drebėjimas Haityje bei potviniai Pakistane ir Kinijoje mastą. Gamtos stichijos nusinešė beveik trečdalį milijono gyvybių. Lietuvoje praūžusi vėtra išguldė miškus kaip smilgas ir pasiglemžė 4 gyvybės. Mokslininkai teigia, kad didelis su orais susijusių nelaimių skaičius, taip pat rekordinė temperatūra visame pasaulyje ir atskiruose regionuose rodo, kad klimatas ir toliau keičiasi. Per pastaruosius dešimtmečius Arkties ledo plotas sumažėjo 10%, o storis virš jūros lygio sumenko beveik per pusę. Prognozuojama, kad jau po 20 metų šiltnamio efektas sustiprės dvigubai. Jei vidutinė temperatūra, kaip spėjama, išaugtų 5 laipsniais, tokie miestai kaip Venecija ir Londonas liktų tik nuotraukose, jie atsidurtų po vandeniu. Tikėtina, kad per 40 metų ištirps 75% Šveicarijos Alpių ledynų. Per pastarąjį amžių vandenynų lygis pakilo iki 12–22 cm. Per dešimtmetį pasaulyje įvyko 3 kartus daugiau su orais susijusių stichinių nelaimių nei prieš 40 metų. Primenu, jūs žiūrite laidą Ekovizija žalioji idėja. Tęsiame laidą trumpa dosjė. Ignas Staškevičius gimė inteligentų šeimoje, aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, įgijo pediatrijos specialybę, vėliau studijavo teisę. Prieš beveik 20 metų su dabartiniais Vilniaus prekybos grupės akcininkais įsteigė pirmąją bendrovę, nusipirko maisto ir alkoholinių gėrimų parduotuvę Savanorių prospekte. Po 10 metų VP Market tapo didžiausia mažmeninės prekybos bendrovė Baltijos šalyse. Prieš 6 metus Ignas Staškevičius tapo bendrovės Eurofarmacijos vaistinės valdybos pirmininku. Dabar jis vadovauja ir NDX Energijai. Ignas Staškevičius garsėja ištverme, klasikinius ir ultramaratonus, jis bėgo ir Šiaurės ašigalyje ir Afrikoje. Ignas verčia ir pats rašo knygas. Yra pasaulyje tokių vietų, į kurias nukeliavus klausimas dėl klimato kaitos jau nebekyla. Šiaurės ašigalis viena tokių. Verslininkas Ignas Staškevičius Šiaurės ašigalyje bėgo klasikinį maratoną. Yra skeptikų tokius maratonus vadinančių tiesiog aplinkai kenkiančiais snobiškais žaidimais. Tačiau Ignas mano kitaip. Jis sako, kad aplinkai labiausiai kenkia mūsų apatija ir nenoras įsigilinti į problemą. Kviečiu žiūrėti. Labas rytas. Šalta. Taip juokingai, aš apsimuturiavusi su pirštiniam kepure, o jūs toks visiškai neapsirengti. Matosi užsigrūdinimo laipsnis. Ne, galva kažkaip nebijau, aš galvos peršalti. Kojos blogiausia, jeigu sušlampa arba šiaip perpučia, tai negerai. Kiek jūs šiandieną bėgsit kilometrų? Daug maž? Ne, šiandieną gal kokius 8 apibėgsiu porą ratukų savo. Čia turiu tokią trasą išsimatavęs 3 km 700 metrų. Ir dar nuo namų ir atgal, iki parko yra šioks toks atstumas, tai taip 2 ratai ir iki namų apie 8 km. Dabar žiemą vis dėlto rimtoms treniruotėms man patinka arba sporto klubo takelis arba pajūrio trasos, nes parke vis dėlto sukti ratus tokiu oru kažkaip ne pats didžiausias malonumas. Gal jau kad ir nusibosta trasa, šitas parkas išbėgiotas, aš nežinau kiek čia su turbūt nubėgęs 100 000 kilometrų. Šiaurės ašigalyje buvo klasikinis maratonas. Buvo 42 km 195 metrai. Ten buvo varžybos. Tai vienas iš tų 49 maratonų, kuriuos esu iki šios dienos įveikęs varžybose. Būtent klasikinį maratoną.
Antras? Antras, kurietis toks aplenkė. Ten, aišku, aš esu porą kartų buvęs antras maratono varžybose, bet tai ne todėl, kad labai greitai bėgu, bet todėl, kad nedalyvauja stiprus bėgikai, profesionalai. Kalbant apie Šiaurės ašigalį, kaip atrodė tas bėgimas, kur jūs ten bėgot? Jūs kažkur išleido ir jūs bėgot iki pačios ašies, ne? Kaip ten viskas atrodo? Ne, iš tiesų, čia yra gana juokingas dalykas. Ir taip atrodo, kad paprasta pasakyti, bet netgi vykdamas į tą Šiaurės ašigalį, aš jį įsivaizdavau kiek kitaip. Turbūt visi žino, kad Šiaurės ašigalyje nėra žemės. Ten yra ledas, kuris dengia Arkties vandenyną. Taip, kad nėra ir tas ledas nuolat dreifuoja. Tai nėra vientisas ledynas, kuris tęstųsi tūkstančius kilometrų. Maratoną Šiaurės ašigalį sugalvojo toks airis, Richardas Donovanas. Jis pats 2002 metais ten nuskrido ir vienas išsimatavo trasą, nubėgo maratoną. Nes matyt, buvo žmogus, kuriam buvo svarbus tas pasiekimas, jis norėjo patekti į Gineso rekordų knygą. Ir nuo tada pradėjo daryti verslą, tiesiog kasmet veža ten tokius smalsuolius ir norinčius būtent taip pažymėti tuos savo gyvenimo metus, įveikiant maratoną Šiaurės ašigalyje. Jam padeda samdoma rusų poliarininkų kompanija, kuri viską organizuoja. Richardas išmatavo trasą, tiksliau 4 km 200 metrų ratą. Jis yra skrupulingas žmogus, tai jis išmatavo tiksliai, kad 10 ratų sudarytų 42 km 195 metrus. Ir bėgom tos 10 ratų. Turbūt tai buvo pats sunkiausias mano gyvenimo klasikinis maratonas. Aš nekalbu apie ultrabėgimus, ultradistancijos, ten 100 km arba kalnų bėgimai. Komrads maratonas Pietų Afrikoje galbūt fiziškai buvo dar sunkesnė, bet iš klasikinių maratonų, tų 42 km, 195 metrai, tai buvo Šiaurės ašigalio tikrai sunkus išbandymas, bet irgi ne dėl to, kad ten būtų buvę labai šalta, bet dėl gilaus sniego. Ta prasme, tai niekas nenukasė to sniego? Ne, ten neįmanoma nukasti. O kiek buvo Šiaurės ašigalį? Šiaurės ašigalyje buvo minus 29 laipsniai. Ir irgi, kai manęs klausia, kaip įmanoma tokiame šaltyje bėgti, aš visada sakau, kad teisybę sakau, kaip buvo, kad tai nėra labai šalta, ypač bėgdamas sušylė ir suprakaituoja netgi. Dėl to, dėl vėjo ir šalčio tai nebuvo ypatingai sunku. Kalbant apie greitį, tempą ir fizinį krūvį, tai vis dėlto didžiausias sunkumas, didžiausias iššūkis buvo gilus sniegas. Bet jį reikėjo praminti, nebuvo. Jį reikėjo praminti, iš tikrųjų. Ten bėgo apie 20 dalyvių, paskui kiek sumažėjo į pabaigą, nes ne visi pabaigė. Tai be abejo, paskutiniai ratai buvo kiek lengvesni, nes jau buvo ištryptas takas. Tačiau vis tiek, kai sniego beveik iki kelių, tai ir aišku, nuovargis kaupėsi, jau bėgant kokį 35 km, darosi jau sunkus tas bėgimas. Tai buvo tiesiog dalis ir snobizmo be abejo, kadangi apskritai tai, jeigu tai nebūtų geografinis Šiaurės ašigalis, tai galėtų būti bet koks, sakykime, užpustytas ežeras su lygiu storų sniego paviršiumi. Ir taip pat būtų turbūt galima organizuoti panašiomis sąlygomis maratoną šaltą žiemą Lietuvoje ant kokio Sartų ar Drūkščio ar kito ežero paviršiaus. Aš vykau ten su draugu visų pirma, reikia priminti Darius Jurgaitis, mano draugas, bendražygis, maratonininkas, irgi sugalvojęs įvairių įdomių sumanimų. Mes vykome dviese ir turėjom tokią irgi savo visuomeninę misiją, vežėmės porą plakatų agituojančių neuždaryti Ignalinos atominės elektrinės. Ir fotografavome su tais plakatais, pozavome BBC televizijai ir sulaukėme daug visokių klausimų ir diskusijų dėl to, kadangi ekologijos tema ir bendro atšilimo tema buvo labai daug
aptarinėjama ten dalyvių tarpe, mes užtrukome kelias dienas, tai buvo laiko apie tai pašnekėti. Ir be to žmonės susirinko iš viso pasaulio, buvo iš Australijos, iš Korėjos, iš Europos, Amerikos. Ir buvo labai įvairių nuomonių.